Kviečiame į transliaciją iš Santaros klinikų ir šios dienos mūsų tema yra cukrinis diabetas. Kaip tinkamai valdyti ligą? Cukrinis diabetas tai yra su aukštu gliukozės, cukraus kiekiu kraujyje susijusi lėtinė liga, kuri pavojinga dėl galimų komplikacijų. Kas lemia ligos išsivystymą, kaip ji diagnozuojama ir kaip išmokti tinkamai ją valdyti, šiandien aiškinsime su Santaros klinikų endokrinologijos centro vadove gydytoja endokrinologė docentė Žydrūnė Visockienė. Labą dieną. Labą dieną. Ir pediatrijos centro gydytojų vaikų endokrinologų daktaru Robertu Kemežiu. Labą dieną. Sveiki. Statistiniai duomenys skelbia, kad ligos paplitimas yra labai didelis, serga apie 5% gyventojų, daliai gyventojų ši liga nėra diagnozuota. Na, kaip jau ir minėjau, liga komplikacijomis grėsminga ir dėl to ši tema yra svarbi mūsų visai visuomeniai. Pradėkime nuo diagnozės. Kokiegi pojūčiai turėtų žmogų vesti pas šeimos gydytoją? Prašom, daktarė. Ačiū labai. Tai turbūt reikėtų atkreipti dėmesį, kad mes turime du pagrindinius cukrinio diabeto tipus ir jų simptomai ir požymiai gali šiek tiek skirtis. Tai aš truputėlį plačiau kalbėsiu apie antro tipo cukriniu diabetu sergančiuosius pacientus arba tuos, kurie nežino, jog serga šią ligą. Tai klasikiniai simptomai būtų padidėjęs troškulys, padažnėjęs šlapinimasis, bendras silpnumas, svorio mažėjimas. Tai būtų tie simptomai, kurie turėtų nuvesti mūsų žmonės pas šeimos gydytoją. Tačiau antro tipo diabetas yra klastinga liga, nes ne visada tie simptomai yra išreikšti. Ne visada žmonės supranta, kad jie yra svarbus ir ta liga vadinama besimptominė liga. Dėl to pusė pacientų ir nežino, kad jie serga. Tai labai svarbu prisiminti, kad antro tipo cukrinio diabeto diagnostikoje svarbi profilaktika. Tai reiškia, kad pacientai arba žmonės, kurie lankosi pas šeimos gydytojus, jie turi būti reguliariai tyriami dėl gliukozės kiekio kraujyje, net ir nesant klinikinių cukrinio diabeto simptomų. Tai čia jau yra šeimos gydytojo prerogatyva tuos pacientus atrinkti ir juos ištirti. Su vaikučiais yra šiek tiek kitaip, ar ne? Aš kaip vaikų endokrinologas vaikus ir paauglius stebime iki 18 metų, jie turi aiškiai išreikštus simptomus. Tai ir naktinis šlapinimasis, jeigu mažesnis vaikas kartais pradeda naktį šlapintis į lovą, kaip daktarė sakė, didesnis gėrimas, troškulys, svorio kritimas, bendras silpnumas ir visi vaikai ir paaugliai, kurie serga pirmo tipo diabetu, yra diagnozuojami. Tik klausimas, ar praėjus keliom dienom ar savaitėm nuo simptomų pradžios, ar užsitęsus simptomam jau tada kartais tenka diagnozuoti ūminę diabeto komplikaciją, diabetinę ketoacidozę, kuri reikalauja kartais ir gydymo intensyvios terapijos skyriuje. Todėl tuos simptomus, kuo anksčiau mes atpažįstame, galima anksčiau pradėti gydymą insulino, bet vaikų diabetas turi aiškią kliniką, aiškią pradžią ir diagnozuojamas nesunkiai, tačiau gydymas yra ilgalaikis insulinų nuo pat diagnozės nustatymo ir jisai yra gana sudėtingas. Kas turi didesnę riziką susirgti? Kokie tai žmonės? Na vėlgi, kalbant apie antro tipo cukrinį diabetą, tai neabejotinas rizikos veiksnys yra padidėjęs kūno svoris, tai žmonės sergantys nutukimu, jie turi didžiausią riziką apsirgti ir cukriniu diabetu, antro tipo cukriniu diabetu. Taip pat svarbu, kas yra šeimoje. Jeigu mes turime šeiminę diabeto anamnezę, tai taip pat yra rizika antro tipo cukriniam diabetui. Jeigu moterys yra gimdžiusios didelio svorio naujagimius, jeigu moterims buvo diagnozuota arba yra diagnozuota policistinių kiaušidžių liga, tai visos šitos būklės, jos didina riziką antro tipo cukriniam diabetui. Kalbant dar plačiau, tai kardiovaskulinės ligos, arterinė hipertenzija, dislipidemija arba padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje taip pat yra rizikos veiksniai antro tipo cukriniam diabetui, dėl to, kad į patogenezę tos visos ligos vienas susieina ir turint vieną susirgymą yra didesnė rizika atsirasti ir kitai ligai. Apie vaikučius pirmo tipo. Vaikučius aš taip vadinu familiariai, iš tikrųjų vaikų cukrinio diabeto tipai, jie skiriasi nei suaugusiųjų, ar ne? Tas pirmo tipo tais gali būti ir vaikam, ir suaugusiam, tik tai turbūt maždaug
40-35 metai ta riba, kada dažniausiai susirgama pirmo tipo, bet didžioji dalis susirgusių pirmo tipo yra vaikai ir paaugliai, kurie toliau gydant pereina į suaugusių amžių ir žinoma, jeigu taip klasifikuojant tą diabetą, kaip daktarė minėjo, pagrindiniai du tipai, pirmas, antras tipas, yra ir kiti specifiniai diabeto tipai, bet didžioji dalis pacientų bendroji visuomenė yra sergantis antro tipo diabetu, o pirmo tipo diabetas palyginti reta liga. Mes Lietuvoje kasmet diagnozuojama apie 110 vaikų ir paauglių su pirmo tipo diabetu iki 18 metų. Tai tie skaičiai nėra dideli ir ši liga yra gydoma ir insulinu, ir technologijom. Atsiranda galimybė naudoti paodžio gliukozės jutiklius, kurie leidžia kontroliuoti gliukozės kiekį ir tas leidžia pagerinti diabeto kontrolę. Iš tiesų pradedam kalbėti apie ligos valdymą. Paminėjote technologinius pasiekimus, kurie jau yra ir mūsų šalyje, ar ne? Ar visi sergantieji cukriniu diabetu gali gauti juos kaip jutiklius ir insulino pompas, tarkime, ar čia mes tik tai kalbame apie tam tikras kategorijas žmonių? Tai aš pradėsiu vaikų amžiuje, kada mes gydom pirmo tipo cukrinį diabetą, tai kalbant apie jau minėtus poodžio gliukozės jutiklius, tai jie gali gauti visi sergantieji pirmo tipo diabetu, pastaruoju metu jau ir suaugusiai sergantys pirmo tipo diabetu, tai aišku, kol kas, kiek man žinoma, vaikų didelis procentas naudoja, galbūt apie 90%, manyčiau, ar 95 paodžio jutiklius, suaugusių skaičių nežinau, kiek naudoja, turbūt daug mažesni skaičiai, bet insulino pompos, jūs kol kas kompensuojamos sergantiems pirmo tipo diabetu pagal tam tikras indikacijas ir toli gražu ne visi pacientai gali gauti vadinamą kompensuojamą insulino pompą, juo labiau, kad kai kurios pompos turi galimybę būti kartu integruotos su poodžio gliukozės jutikliais ir mažo to dar taip vadinamos hibridinės pompos atsiranda, kurios gali insulino tiekimą kontroliuoti automatiniu režimu ir pacientui belieka tik tai skaičiuoti angliavandenius maiste ir atitinkamai daryti sprendimus prieš valgį, padidinant insulino, vadinamąjį bolusą prieš valgį, o tarp valgymų jau gali automatinis algoritmas reguliuoti insulino tiekimą, bet šitom vadinamom hibridinėm pompom, kurios aišku kainuoja brangiau ir jų išlaikymas brangesnis, tai ne visi pacientai gali kol kas pasinaudoti, bet dalis gauna. O suaugusieji? Tai suaugusių situacija turbūt ir yra labai panaši, ką daktaras ir sakė, bet mes labai džiaugiamės, kad bendrai jutikliai tapo prieinami visiems diabetu sergantiesiems, nepriklausomai ar žmogus yra vaikas paauglys, ar jis yra suaugęs pirmo tipo diabetu sergantysis, nes mes tikrai nemažai pirmo tipo diabetu sergančiųjų nustatome ir suaugusiųjų amžių vyresnių negu 18 metų. Na ir insulino pompos priklausomai nuo to, ar žmogus turi hipoglikemijų neatpažinimo riziką, ar turi sunkių hipoglikemijų, gali būti kompensuojamos pagal tam tikrus kriterijus pirmo tipo diabetu sergantiesiems, ne visiems, bet daliai gali. Ir jos gali būti arba su sustabdymo funkcija, ar ne, vat, kad daktaras minėjo, kad esant kritiniai būkliai pati pompa sustabdo insulino infuziją dėl to, kad gauna signalą iš jutiklių, jos yra integruotos su jutikliais, arba be sustabdymo funkcijos, tai pacientas pats turėtų nuspręsti, kada ir kaip insulino infuziją koreguoti, bet jisai turi tuomet ir jutiklį šalia, tik tai jie tarpusavyje nesusikalba, paprastai tariant, ar ne? Bet kuriuo atveju tai yra didžiulis žingsnis ir labai didelė nauda mūsų pacientam. Mes labai džiaugiamės ir stebim tikrai labai gerą tendenciją dėl dviejų dalykų. Suaugusiųjų tarpe pirmo tipo diabetu sergantieji pacientai pagaliau pradėjo ženkliai greičiau ir dažniau ateiti endokrinologo konsultacijai. Iki tol jie tikrai būdavo netiek dažnai matomi endokrinologų, kas nėra gerai. Tai ir mes stebim, kad tikrai tie, kurie naudoja technologijas, jų glikemijos kontrolė yra
ženkliai geresnė, ypatingai jeigu žmogus reguliariai lankosi specializuotose klinikose. Na, mes kalbame apie ligos valdymą. Jūs čia paminėjote iš tiesų tokių sudėtingų dalykų, kad ir jutiklis vieną rodo, tada pompą reikia reguliuoti taip, jeigu pompos neturi, tai tada pats turi žmogus insuliną susileisti arba vaikui suleisti tikriausiai taip. Tiesiog tas paciento gyvenimas ligos akivaizdoje yra labai sudėtingas, taip žiūrint iš šono. Kas moko pacientus šitų dalykų, kas su juo dirba, kokio dydžio tai yra komanda, kas jam padeda kasdienybėje, juk pas gydytoją tai ateina tam tikrais periodais, ar ne? Tai idealiu atveju turėtų būti, kaip jūs ir sakot, komanda gydytojų, prasideda nuo šeimos gydytojo, gydytojo endokrinologo, slaugytojos diabetologės. Tada tikrai turi būti įjungtas sveikos gyvensenos specialistas ir aš jau čia turbūt norėčiau atskirti vėlgi šiek tiek diabeto tipus. Jeigu mes kalbame apie antro tipo diabetu sergantį pacientą, tai jo pagrindinis gydytojas yra šeimos gydytojas, ar ne, su visa savo komanda. Tai su sveikos gyvensenos specialistais, kurie aiškina pacientui, kaip reikia maitintis, kaip reikia judėti, kaip keisti savo gyvenseną, nes tai yra gyvensenos liga. Tada įsijungia medikamentinis gydymas, įsijungia specialistas, kada šeimos gydytojui kyla klausimų ir nepavyksta pasiekti geros glikemijos kontrolės. Tuo tarpu, kalbant apie pirmo tipo diabetų sergančiuosius, čia jau pirmų smuikų vis tik groja gydytojas endokrinologas, šeimos gydytojas gali tęsti rekomenduotą gydymą ir be jokios abejonės tiek pirmo tipo diabetų sergantiesiems, tiek antro tipo gydytojo endokrinologo dešinioji ranka yra slaugytoja diabetologė. Be šitų žmonių mes esam tikrai neįgalūs suteikti pilnavertę priežiūrą, nes reikia labai daug laiko, labai daug pastangų su pacientu dirbant, kalbant, aiškinantis. Jiems kyla daug klausimų po pirmų vizitų ir mes tą tikrai matom. Ir tie žmonės, slaugytojai diabetologai, reiktų taip sakyti turbūt, yra lygiaverčiai komandos nariai kartu su gydytojais endokrinologais. Labai gaila, kad mums trūksta šitų žmonių. Tikrai trūksta. Nežinau, kaip Robertai pas jūs. Tai žinoma, kad diabeto slaugytoja labai svarbus asmuo ir aišku dar kartu ir dietologus bandome traukti, bet kasdieninis darbas prie paciento kartu su jos kitais šeimos nariais, kurie jeigu vaikas yra, tai slaugytojo diabetologo labai svarbus. Aišku, tas mokymas vyksta toks tęstinis, jis nėra momentinis, kadangi atsiranda ir naujos technologijos, tai čia jau technologijų kitas klausimas yra, bet mitybos principai, kaip suskaičiuoti angliavandenius maiste. Vieniem geriau sekasi tą daryti, užtenka trumpo poros valandų instruktažo, žmogus supranta, tai yra nesudėtingas dalykas suskaičiuoti angliavandenių kiekį, pagrinde insulinas pirmo tipo diabeto atveju yra dozuojamas pagal suvalgomą angliavandenių kiekį prieš valgį. O kitas dalykas yra diabeto technologijos, kurios leidžia įvertinti jau esamą gydymą ir ta komanda atsiranda ir nuotolinė medicina diabeto srityje, kada mes galim nuotoliu stebėti, sakykime, tam tikrų gliukozės jutiklio duomenis, insulino, jeigu pacientas duoda sutikimą gydytojui ir taip toliau, tai atsiranda įvairių tų formų, bet žinoma, kad endokrinologas pirmo tipo diabeto gydyme pagrindinis asmuo, taip pat diabeto slaugytoja labai svarbi, dietologai ir aišku šeimos gydytojas irgi turi dalyvauti ir tiek pratęsiant gydymą, tiek dėl bendrų rekomendacijų ir žinoma antro tipo diabeto jau gal daktarė, kaip ir minėjo, čia yra kas kita daugiau sveikos gyvensenos specialistai, kadangi tas svorio kontrolė ir dislipidemijos kontrolė labai svarbi, kaip ir bendra pačio diabeto, vadinama glikemijos kontrolė, irgi tie dalykai leidžia sumažinti riziką tokių diabeto komplikacijų, kas vėliau gali sukelti problemas tiek pacientui, tiek visuomeniai.
Dabar klausimas būtų apie paties paciento, suaugusiojo, jeigu tai vaikas, tai faktiškai visos šeimos įsitraukimą į gydymą, jų norą, jų pastangas. Čia tikriausiai be šito irgi nieko nebūtų, ar ne? Paciento vaidmuo savo ligos gydyme ir valdyme. Jis labai didelis. Jis labai didelis ir visos tarptautinės rekomendacijos pacientą stato į rato vidurį ir apie tą rato vidurį, apie tą mūsų pacientą vyksta visa priežiūra. Bet kas yra labai svarbu, kad tai vyksta su paciento sutarimu, reiškia mes turim su žmogum susitarti ir su paciento aktyviu dalyvavimu, nustatant tiek tikslus, tiek vertinant, ar nustatyti tikslai yra pasiekti. Ir šitoj vietoj dėja, bet mes matom visokių situacijų, matom labai motyvuotų pacientų, su jais tikrai malonu dirbti ir tikrai pasiekiam gerų rezultatų. Ir matom pacientų, kurie nėra labai motyvuoti, priežastys gali būti įvairios. Jeigu tai yra žinių stoka, tai visada žmogui galima pagelbėti, bet kartais būna nesuprantamų motyvų, nemotyvuotų pacientų ir tuomet gydytojas yra iš tikrųjų bejėgis, ką nors pakeisti, jeigu pacientas nedalyvauja savo ligos gydyme. Tai mes turbūt turim ir suprasti patys, ir pacientai turi suprasti, kad kiek jie įdės indėlio, tiek rezultato ir bus pasiekta, nes tas dialogas turi būti dviejų pusių, ne vienpusis. Tai labai labai svarbu paciento įsitraukimą. Kaip tėvai įsitraukia į gydymą? Jie tiesiog privalo įsitraukti ar ne, nes jeigu vaikas yra dar mažametis, tai čia be jų pagalbos ir tiesioginės priežiūros nieko nebus. Taip, čia vadinamas atsakomybės prisėmimo, pasidalinimo klausimas. Daugelis tėvų prisėma tą atsakomybę ir labai daug dėmesio skiria ir pasiekia gerų rezultatų. Kartais mes net kai kuriais atvejais turim pristabdyti, kai jie bando pasiekti optimalią kontrolę, sąskaitą, sakykime, sumažinto angliavandenių kiekio maiste, kai mes turbūt sakom, kad tai nėra fiziologinė dieta su mažu angliavandenių kiekiu ir pagal tarptautinės gairės, mitybos rekomendacijas sergant pirmo tipo diabetu yra nerekomenduojama vadinamoji mažai angliavandenių turinti dieta, ar kartais net ketogeninė, bet tokiu atveju pasitaiko, kada tėvai pervertina vien tik tai gliukozės koncentracijos reikšmę ir tokiu atveju gali sutrikti net ir vaiko augimas, atsirasti vadinamoji dislipidemija, rizika širdies kraujagyslių sistemos ligų. Tokiu atveju mes turim tėvus informuoti, kad vaikas turi gauti subalansuotą mitybą su pakankamu angliavandenių, baltymų ir riebalų kiekiu ir nebūti perdėtai vien tik tai gliukozės koncentracijos statistikos vergai, o galvoti, kad bendrai apie tinkamą mitybą, normalų fizinį vystymąsi vaiko. Tai, o vėliau, kada vaikas auga, paauglys, jo motyvacija didėja dažnai, būna ir mažesnių vaikų su didelė atsakomybė, bet visada su paaugliais kartais mums kyla problemų, bet ir jie paskui jau prieš vadinamus 18 metus pereinant į suaugusią amžių dažnai supranta, kad jų kaltė buvo irgi, kad nepavyko gerai kontroliuoti diabeto ir kažkada jau pradeda geriau kontroliuoti, bet kartais tai būna kiek per vėlų, dalinai būna kai kurios komplikacijos atokios jau prasidėję, tokios kaip diabetinė retinopatija ar diabetinė nefropatija ir jeigu susirga jaunam amžiui žmogus vaikas, jisai diabetu sirgs ilgą laiką ir vyresniam amžiui rizika atokių diabeto komplikacijų yra labai didelė, todėl mes turim motyvuoti tiek vaikus, tiek tėvus nuo pat diagnozės nustatymo labai gerai diabeto kontroliai, bet vis tiek turi būti tam tikros proto ribos, kada mes turim pristabdyti. Taip, apie komplikacijas būtinai pakalbėsim. Dar vienas toks klausimas, kuris reikalauja ypač didelių pastangų, tai yra gyvensenos keitimas.
suaugusiam žmogui, kuris turi įpročius, nusistovėjusias kažkokias normas, savo elgesio taisyklės, dabar sakoma, kad reikia keisti ir mitybą, ir režimą, ir sportavimą įtraukti. Tiesiog čia, akcentuoti šitų dalykų svarbą norėtųsi. Tikrai taip. Ir tai yra nelengva užduotis, jinai yra pati sunkiausia. Nes žmogus visada ieško stebuklingos piliulės. Tai mes labai būtume laimingi, jeigu tokia stebuklinga piliulė egzistuotų, tačiau reikėtų suprasti, kad mes šiandien kalbam apie cukrinį diabetą, bet sveika gyvensena jinai yra esminis dalykas ir širdies kraujagyslių ligų prevencijoje. Tai jeigu jūs pakalbinsit kitą kartą kardiologą, tai jis lygiai tą patį pasakys, kad jeigu mes norime gyventi sveikai, arba jeigu norime išvengti jau esamų ligų komplikacijų, arba jeigu norime išvengti ligų, nieko kito nebus. Nėra stebuklingos piliulės ir turbūt svarbu, kad žmonės tą suprastų ir darytų pažingsniui. Nereikia daryti visko iš karto, nereikia siekti drastiškų tikslų, bet realius tikslus aptarti su gydytoju, su gyvensenos specialistais ir tų realių tikslų siekti nenutrūkstamai, ne priešokiais, ne progomis, o tiesiog turėti tokį savo viso gyvenimo tikslą. Tai mums visiems turbūt yra labai svarbu. Taip, ir apie komplikacijas. Iš tiesų paminėjote paauglius, kurie, kartais gal pernelyg pro pirštus žiūri į savo ligą, tarkim, ar ne, galbūt ir suaugusiųjų tokių yra tiesiog paleista liga, nekontroliuojama liga, kuo ji gali grėsti ir kaip paskui to rato nebeatsuksi atgal, ar ne? Tiesiog čia nenorėčiau, kad tai būtų kažkaip tai gąsdinami žmonės, bet tiesiog kokia yra realybė, jeigu netinkamai kontroliuojamas diabetas. Prašau. Tai jeigu liga netinkamai kontroliuojama, tiek pirmo tipo cukrinis diabetas, tiek antro, jie komplikacijomis šitos dvi ligos jau yra panašios, ar ne? Tik tai galbūt vieniem dažniau vienos, kitiem kitos, tai tos komplikacijos, kurios yra susijęs su dideliu gliukozės kiekiu kraujyje, tiesiogiai tai yra mikrovaskulinė smulkių kraujagyslių pažaida. Tai yra akių pažeidimas, retinopatija, inkstų pažeidimas, nefropatija, inervacijos pažeidimas, polineuropatija. Tai jinai tiek pirmo tipo diabetų sergantiesiems, tiek vaikams, tiek suaugusiems, tiek ir antro tipo diabetų sergantiesiems vystosi. Dabar, kalbant apie antro tipo diabetų sergančiuosius, mes dar turime ir kitus komponentus, tokius kaip arterinė hipertenzija labai dažnai, aterosklerozė, aukštas kolesterolis, vadinamoji dislipidemija. Tai antro tipo diabetų sergantiesiems dažniau ir anksčiau atsiranda ir makrokraujagyslinės, stambių kraujagyslių pažeidimas, kas žmonėms suprantama labiau, jeigu sakai infarktas, insultas, periferinė kraujagyslių liga, ar ne? Beje, pirmo tipo diabetų sergantiesiems tos komplikacijos irgi vystosi. Ir vertinti širdies kraujagyslių ligų riziką privalu tiek pirmo tipo diabetų sergantiesiems, tiek antro tipo ir rizikos veiksnius koreguoti ir gydyti. Ne tik tai gliukozės kiekį kraujyje koreguoti kraujospūdį, koreguoti lipidų koncentraciją, tokiu būdu siekiant užkirsti kelią komplikacijų progresavimui. Vaikų amžius. Čia kažkuo išskirtinis ar antrintumėt, daktarai? Tai žinoma, kad vaikų amžiuje mes tų komplikacijų matom mažai ir kartais nepaisant blogos diabeto kontrolės dar jos nespėja išsivystyti, jie perėmė į suaugusių amžių, su jos 18 metų, bet mūsų kaip vaikų endokrinologų ir šeimos gydytojų ir tėvų uždavinys, kurių vaikai serga diabetu, motyvuoti jau nuo pat diagnozės nustatymo labai gerai diabeto kontrolė, nes neišvengiamai, kadangi tai kol kas yra nepagydoma liga pirmo tipo diabetas, tas pacientas sirgs ilgus metus ir ta diabeto trukmė, diabeto ligos trukmė, jinai irgi svarbi, žinoma, dar svarbesnė turbūt yra ta vadinamoji glikemijos kontrolė ir taip pat ir lipidų kontrolė, spaudimo kontrolė, svorio kontrolė ir taip toliau. Tai mes komplikacijų vaikų amžiuje matom palyginti mažai ir žinoma turim atiduoti
išleisti vaikus į suaugusių amžių su gera kontrolė ir gerais įgūdžiais, kadangi egzistuoja metabolinė atmintis, kada nuo pat diagnozės nustatymo, jeigu mes gerai kontroliuojam lygą, tai jau po kelių metų jų rezultatai kontrolės yra geresni negu tie, kurie, sakykime, nuo pat pradžios turėjo blogesnę diabeto kontrolę ir galbūt buvo diagnozuoti diabetiniai ketoacidozei. Tai mes nebejojam, kad gerėjant diabeto kontroliai su šiuolaikiniam diabeto technologijom, tom vadinamom, tai dar kartą paminėsiu, insulino pompom ir poodžio gliukozės jutikliams, mes gerinsim tikrai gliukozės koncentracijas ir mes turim dabar galimybę skaičiuoti, kiek pacientas laiko praleidžia tiksle nuo 3,9 milimolių iki 10 milimolių, bent 70%. Mes norim, kad tas laiko praleistų ir galim tą su šiuolaikiniam technologijom suskaičiuoti ir galim analizuoti kelių mėnesių diabeto kontrolę. Tai šios technologijos, mano nuomonė, pagerins tikimybę išvengti diabeto komplikacijų, tokių diabeto komplikacijų, kaip kad Žydrūnė minėjo. Taip, lapkritį minime cukrinio diabeto dieną. Tai yra proga kalbėti, aiškinti apie ligą. Ką jūs norėtumėt pasakyti tiek pacientam, tiek tie, kurie žino jau diagnozę, tiek, kurie galbūt sužinos ją ateityje, netolimoje galbūt ateityje. Ir ką norėtumėt pasakyti visuomeniai apie šitą ligą, kurie galbūt niekada nesirgs, bet galbūt jų pagalbos gali prireikti arti, šalia esantiems žmonėms? Na, turbūt pasakymas, kaip ir kiekvienais metais, yra vienas ir tas pats, kad mes visi esame atsakingi už savo sveikatą. Todėl rūpinkimės tie, kurie nesergame, profilaktiškai reikia atlikti tyrimus. Gliukozės kiekio kraujyje tyrimas yra labai paprastas metodas, tikrai mažai invazyvus, tai tą reikėtų daryti, tą reikėtų prisiminti. Tie, kurie serga, tiek antro tipo diabetų sergantieji, tiek pirmo tipo diabetų sergantieji turėtų žinoti, kad pagalba yra, kad mes turime tikrai vaistus tiek antro tipo diabeto gydymui, tiek pirmo tipo cukrinio diabeto gydymui, turim technologijas, tai tie žmonės turėtų turėti viltį, ar ne, kad viskas gali būti gerai, bet vėlgi labai daug nuo jų pačių priklauso, o gydytojai visada yra šalia, kad padėtų tas problemas išspręsti. Tai aš visą laiką norėčiau optimistinę gaidą kalbėti su mūsų žmonėm, kad viskas yra įmanoma ir mes turim labai labai daug resursų, jeigu jūs norite ir rūpinate savo sveikatą. Taip, o vaikų endokrinologas ką galėtų pasakyti diabeto dienos proga? Aš tikrai pritarčiau daktarės optimistinė mintim. Aš visada sakau, jeigu pacientas ir suserga diabetu ar pirmo tipo, kaip vaikai, ar antro tipo suaugę, neturėtų pulti paniką, kadangi šiuolaikinės galimybės tiek gydyti, tiek kontroliuoti ligą yra pakankamai geros ir žmogus gali gyventi pilnavertį gyvenimą. Žinoma, čia yra tam tikrų iššūkių, bet su tais iššūkiais galima susigyventi ir juos kontroliuoti. Tai mes visada sakom, kad žmogus neturi nutraukti savo jokios veiklos. Jeigu jis buvo sportininkas, jis tegu sportuoja, jeigu jis kažkokią kitą veiklą, tai tie apribojimai gali būti minimalūs ir žmogaus gyvenimo kokybė išlikti gera. Tai kaip ir Žydrūnė minėjo, tai tikrai labai daug priklauso nuo žmogaus, jo atsakomybės ir ta sveika gyvensena, tiek ligos antro tipo diabeto prevencija, pirmo tipo, tas turbūt mažiau turi reikšmės, antro tipo, bet ir susirgus tą ligą sveika gyvensena, jinai labai svarbi ir manau, kad mes po kelių metų, manau, kad tikrai galvosim, kad tie sergantys diabeto žmonės, kurie gerai kontroliuoja, jų gyvenimo trukmė neturėtų reikšmingai trumpėti
ir diabeto komplikacijų dažnis mažėti. Tai aš tik tai pritarčiau Žydrūnei, kad sveika gyvensena tiek susirgus, tiek nesergant diabetu yra pagrindinis dalykas ir aišku, galimybės gydyti ir kontroliuoti lygą yra išaugusios ir jos vis tobulėja kasmet. Taip kad aš irgi optimistinę gaidą baigčiau mūsų pokalbį. Taip, klausėtės transliacijos iš Santaros klinikų ir šiandien kalbėjome apie cukrinį diabetą ir girdėjote patarimų, kaipgi tinkamai valdyti ligą. Mūsų studijoje viešėjo Santaros klinikų endokrinologijos centro vadovė gydytoja endokrinologija docentė Žydrūnė Visockienė ir pediatrijos centro gydytojas vaikų endokrinologas daktaras Robertas Kemežys. Ačiū žiūrėjusiems ir iki kitų kartų. Įrašą galėsite rasti Santaros klinikų YouTube paskyroje. Viso geriausio. Viso gero.